Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. Antras skyrius Pirma kelionė į mišką. Į užburtą mišką vaikai išsiruošė tik kitą savaitę, nes turėjo padėti mamai ir tėčiui. Daržą reikėjo ravėti, išpakuoti drabužius, virtuvės reikus sudėti į spintas, iškopti namus. Džo kartais ištaikydavo laisvą valandėlę ir būtų galėjęs eiti vienas. Kartais mergaitės neturėdavo darbą, bet Džo būdavo užsiėmęs. Tačiau niekas nenorėjo eiti vienas, todėl teko laukti. Ir pagaliau proga pasitaikė. Šiandien galit pietauti kur nors lauke, tarė mama. Visi stropiai dirbot ir nusipelnėt iškilas. Įdėsiu jums svestainių ir šviežio pieno. Eisim į mišką, sušnibždėjo Beta broliui ir seseriai. Ir vaikai, nušvitusiais veidais, smarkiai plakančiomis širdimis puolė prie mamos padėti jai krauti užkandžių į didelę pintinę. Pagaliau jie išėjo. Sodo gale buvo maži varteliai, o už jų palei mišką vingiavo užžėlęs takas. Vaikai atkėlė vartelius ir sustojo. Matė miško medžius ir girdėjo, kaip jie keistai šnekasi. Panorėk, panorėk, panorėk. Tiesiog jaučiu, bus nuotykių, paskelbė Džo. Dūmiam, liokt per griovį ir į užburtą mišką. Vienas po kito vaikai peršoka siaurą griovį, sustojo po medžiais ir apsidairė. Vienur kitur žemę margino saulės zuikučiai, bet šviesos trūko, nes medžiai buvo labai stori. Žaliame miške tvyrojo prieblanda. Netoliese keista giesme be palievos suokė kažkoks paukštelis. Gerai, staiga ištarė Franė. Aš jaučiu kažkokius kerus. O tu Bete? O tu Džo? Aš irgi, atsakė anuodu degančiomis iš jaudulio akimis. Einam. Vaikai tyliai žengė žolėtų takeliu, tokių siauručių, lyg jis būtų skirtas triušiams. Toli neeikim, perspėjo Džo, kol nežinom taku, į miško gilumą nėr ko eiti. Paieškokim tinkamos vietos užkasti. Žemuogės, suriko Bete. Ji atsiklupė, praskleidė lapus ir visiems parodė sodriai raudonas uogas. Renkam, tiks prie svestainio, tarė Franė. Vaikai kaip mat prisirinko žemuogių, galės prisivalgyti iki soties. Sėskim po tuo senu ąžuolu, pasiūlė Džo. Apačioje tokias minkštas samanas, sėdėsim kaip ant žalio aksomo pagalvės. Vaikai susėdo ir išsivynioja svestainius. Netrukus visi smagiai šlamštė, klausydamėsi tamsiai žalių lapų šnarėse virš galvos. Panorėk, panorėk, panorėk. Valgydami jie pamatė labai keistą dalyką. Pirmoji tai pastebėjo Franė. Netoliese driksojo minkštos žolės kupstas. Franė žvilgtelėjo jį ir išvydo kylant kažkokius gumbus. Išpūtusi akis, ji laukė, kas bus toliau. Gumbai vis didėjo. Staiga žemė kokiose 6 vietose suaižėjo. Žiūrėkit, tyliai ištarė Franė ir parodė kupstą. Kas čia darosi? Visi 3 sulaikė kvapą, tylėjo. Paskui staiga pamatė, kaip iš žemės išdygo 6 dideli šungrybiai ir ėmė sparčiai augti. Nieko panašaus nesu matęs, nusistebėjo Džo. Ša, nutildė į Betę. Netriukšmauk, girdžiu žingsnius. Anodu ištempė ausis. Iš tikrųjų, išgirdo trepsėjimą ir plonus šaižius balsus. Greičiau už krūmą, paliepė Betė. Nežinia, kas ateina, bet gali mus išsigąsti. Čia vyksta kažkokie burtai
ir mes turim viską pamatyti. Vaikai sučiupo pintinį ir tyliai nuropojo už tankaus krūmo. Pasislėpė laiku, nes vos spėjo bėti atsitūpti ir praskleisti šakas, atžygiavo būrys žmogiliukų ilgomis beveik iki žemės barzdomis. Elfai, sušnibždėjo Džo. Elfai susėdo ant šungrybio ir pradėjo susirinkimą. Vienas atsinešė krepšį ir pakišo jį po savo šungrybio. Vaikai negirdėjo elfų kalbų, tik balsus ir kartais kokį žodį. Staiga Džo kumštelėjo Betį ir Franiai, jis dar kai ką pamatė. Dabar pamatė ir mergaitės. Už šungrybių pasidžiaujantiems elfams už nugarų šliaužė bjaurus nykštukas. Elfai jo nematė ir negirdėjo. Jis tyko krepšio, sušnibždėjo Džo. Taip ir buvo. Nykštukas ištiesė ilgą ranką, kaulėtais pirštais sugniaužė krepšį ir pradėjo jį traukti po krūmu. Džo pašoko, jis neketino tylomis žiūrėti, kaip apvagiami elfai. Laikykit vagį, garsiai sušuko Džo. Jums už nugaros nykštukas. Persigandę elfai pašoko, nykštukas atsitiesė ir su krepšiu nudumė. Nusiminę elfai nulydėjo jį akimis, bet ne vienas nepuolė vytis. Vagis bėgo prie krūmo, už kurio slepiasi vaikai. Jis nežinojo, kad čia jų slėptuvė. Džo žaibiškai pakišo bėgančiam nykštukui koją, šis bumt išsitiesė kaip ilgas. Krepšys išsprūdo jam iš rankos, bet atčiupo jį ir metė nustebusiems elfams, kurie tebestovėjo prie šungrybio. Džo bandė nutverti nykštuką, bet šis pašoka ir nuskaudė kaip vėjas. Vaikai nudumė jam iš paskos, bėgo nardydami tarp medžių, kol galiausiai pamatė, kaip nykštukas lioktelėjo ant apatinės didžiulio medžio šakos ir dingo tarp lapų. Uždusę vaikai susmuko po medžiu. Dabar jis niekur nedings, tarė Džo, nulips žemėn ir bus pagautas. Elfai ateina, pasakė Betė, šluostydamasi suprakaitavusią kaktą. Maži, barzdoti žmogiliukai pribėgo prie jų ir nusilenkė. Jūs mums padarėte didelę paslaugą, paaiškino didžiausias. Labai dėkui už išsaugotą krepšį. Jame laikomi svarbus dokumentai. Nykštuką mes irgi užspėtėm, pasigyrė Džo ir parodė į medį. Jis ten įsirapštė. Jei apsupsite medį ir palauksite, galėsite jį sugauti, kai nulips. Bet elfai nesiartino prie medžio, atrodė jis jiems kelia baimę. Jis nulips tik tada, kai panorės, paaiškino didžiausias elfas. Šis medis seniausias ir stebuklingiausias pasaulyje. Tai Tolumų medis. Tolumų medis, nusistebėjo Betė. Koks keistas vardas. Kodėl jūs jį taip vadinate? Tai labai keistas medis, tarė kitas elfas. Jo viršūnė kažkaip nesuprantamai pasiekė vis kitus tolumus kraštus. Kartais viršūnės šakos gaubia Raganyje, kartais labai mielas šalis, o kartais keistus kraštus, apie kuriuos niekas nėra girdėjęs. Mes niekada nelipam į šį medį, nes nežinom, kas laukia viršūnėje. Kaip įdomu, išpūtė akis vaikai. Nykštukas jau yra toje šalyje, kuri šiandien atsidūrusi medžio viršūnėje, aiškino didžiausias elfas. Ten jis gali gyventi ištisus mėnesius ir niekada nebenulipti. Neverta jo laukti, o jo labiau vytis. Jis vardu Grabštukas, nes amžinai graibštauja. Vaikai pakėlė akis į plačias lapotas medžių šakas. Jie baisiausiai nudžiugo. Tolumų medis užburtame miške. Net vardai skamba stebuklingai. Kaip įdomu būtų į medį įlipti, ilgesingai tarė Džo. Niekada to nedarykite.
iškart perspėjo elfai. Pavojinga. Dabar mums metas eiti. Nuoširdžiai dėkojame už pagalbą. Jei kada nors jums prireiks mūsų pagalbos, ateikit į užburtą mišką ir 7 kartus sušvilpkit po ąžuolu prie mūsų šungrėbių. Dėkui, atsakė vaikai ir tol žiūrėjo į 6 bėgančius elfus, kol šie dingo tarp medžių. Džo suprato, kad jau laikas namo ir jie patraukė siaurų žolėtų takelių paskui žmogeliukus, kol išėjo į pažįstamą miško pakraštį. Pasiėmė pintinę ir nuėjo namo visi slapta galvodami, reikia įlipti į tolumų medį ir pažiūrėti, kas jo viršūnėje.